Mėly broliai ir seserys Jėzuje Kristuje, švęsime 13 sekmadienį po švenčiausios trejybės. Ta diena, rugsėjo 14 ir pagal seną bažnyčios tradiciją, bažnyčia mini, švenčia Šventojo kryžiaus išaukštinimą. Minimas įvykis, kaip imperatoriaus Konstantino mama, šventoji Elena, atrado Jeruzalėje kryžių, ant kurio buvo nukryžiuotas mūsų viešpats Jėzus Kristus. Mes liuteronai neneigiame atradimo įvykio, tačiau mums svarbu ne relikvija, bet pats ženklas, ant kurio mirė mūsų viešpats. Evangelijoje pagal Luką skaitysime Jėzaus palyginimą apie gailestingąjį samarietį, apie tai, kaip išrenktą sumuštą žmogų aplenkė kunigas ir levitas. O vienas pakeleivis, svetimasis samarietis, užtikęs jį pasigailėjo. Samarietis užpylė ant žaizdų aliejaus ir vyno, aptvarstė jas, nugabeno į užeigą, sumokėjo ir pažadėjo dar sumokėti už nelaimingo žmogaus slaugimą ir gydymą. Tas gailestingasis samarietis yra mūsų viešpats Jėzus Kristus. Tas vargšas žmogus pakelyje, sumuštas ir sužeistas, tai yra šėtono nuodėmės ir mirties sužeisti mes, aš ir tu. Baisia kryžiaus auka. Kristus visiškai atpirko, nuplovė, išgydė tavo nuodėmę, tavo žaizdas. Jis ir toliau tave gydo ir lanko savo žodžiu, savo kūnu ir krauju. Dievas pasirinko būtent baisųjį kryžių, kad visiems laikams sunaikintų šėtoną, mirtį, pragarą. Šventas kryžius mums primena, kad viešpats ir mūsų kančiose yra su mumis. Kaip mergelė Marija giedojo, jis išaukština mažuosius. Kryžiuje mes nedelsiant gauname atsakymą į sekmadienio Evangelijoje skambantį klausimą. O kasgi yra mano artimas? Kristus te laimina mus visus.